Labas rytas, mėly bičiuliai, kolegos, meškerės broliai. Birželis įsibėgėja, karščiai. Aš atvažiavau šiandien vienas į Agdę. Vėl mano planas šamai. 2 kotai. Vieną kotą tvarkau. Tai yra kotai ir kabinsiu vištų kepenis. Kas čia man strigo čia jos. Tai ne pirmo naudojimo, 2-kartinio naudojimo. Kai kurie šviežiosios buvo užšaldytos, aš atšilčiau per naktį šaldytuvę. Dėsiu nedidelius gabalus, kabliai, kaip matote, visai nedideli. Ir pabandysiu. Srūdė mane neša. Gerai, aš orientuosius pagal tą svorę. Ir sutvarkysiu abu kotus. Vieną leisiu maždaug 4 metrų gylyje. Čia praplauksiu duobę 10 metrų. Kitų kotų aš nagrinėsiu palei dugną, 1,5 metro. Ir kvaksėsiu. Pasižiūrėsiu, kokiam horizonte jie aktyvesni, graibys. Ten ir bandysiu gaudyti. Turėsiu iki 5 kibimų, jeigu tai bus labai gerai, o jeigu pagausiu porą, tai irgi skaitysiu, kad labai gerai. Leidžiu, pradėsiu, po to susijungsiu. Abu įleidau ir va, duobė čia prasidės. Pradedu kvaksėti. Dabar skirtumas tarp 1,5 metro. Šitas viršui, juodas viršui su multiplikatorium. Aš kontroliuosiu dugną. O čia akmenys suvirta. Nelabai gera vieta. Tai yra gera vieta. Kabinasi, bet už akmenų iš karto ant kritimo būna kibimai šamai guli. Tartiesiu link kranto. Čia paskutinį kartą žvejojau prieš operaciją menisko. Prieš 3 savaitės. Ilgai plaukiau, mažiukai graibė, tai ištraukiau po laidais 15-likinį. Pačioj žvejybos pabaigoj, kai atrodo viskas buvo beviltiška. Žiūrėsim, kas šiandien. Pirmų 10 minučių tuščia. Čia tinginių žvejyba. Vėjo nėra, srovė neša būtent taip, kaip reikia. Greitis idealus, stabdyti irgi nereikia. Valas plaukia grinai vertikaliai žemyn. Tai toks tinginių žvejyba. Sėdi ir spoksai, pakvaksėdamas kartais. O vienu metu buvo 2 kibimai. Tas atsikabina, pirmas iš atsikabina ir šitas. Du šamai nuėjo vienu metu. O, užsižaidžiau vienu metu. Tas kiptelė, nepasikirto, o iš karto šitas, kol užsikabinau, kol į kamerą prijunginėjau, aš jį iki 10 kg pratraukimą. Ant šitos kalno briaunos nuima į duobę. Kartuoju maždaug praplaukimą. Kas svarbiausia, kad tas buvo 2 metrai. Šitas palei dugną, o tas 2 metrai pakilęs. Pradžia daug žadanti. Pusvalandis neaišku, kas toliau. Mažis prisikabina. Po truputį. Labai atsargiai jisai
Čia mažiukas. Gnaibo. Ties laidais. Paleisiu žemyn. Panervuosiu tą gladnaibytoją. O, vėl jisai prisikabinęs. Bet čia tokio didumo, kad jisai niekaip negali. Čia praeitą žvejybą šitą vietą aš ištraukiau tokį gerai virš 15. Po šitais laidais čia briauna išėjimas iš duobės. Tam buvo iki 10 metrų, čia dabar tai pakils iki 5,5. Ant įėjimų į duobę kybo ir ant išėjimų čia. Liu truputį viršų, pataisysiu kepenis. Praeis. Kas čia? Čia gal nuo... Nepastebėjau, kuri. Klintas kibimas, kokia kimba. Metam lauk tokius. Va, priartėjau prie nukritimų į duobę. Čia tokie blokai guli, rakmenys suversti. Buvau. Ir va, iš po jų dažnai iššoka. Va čia maždaug 20 metrų atstumu. Kaip minėjau, šitas spiningas eina 4 metrų gylyje. Čia dabar apie 6 metrai. Šitas metras nuo dugno. Įėjau duobę. Jau nusileidau nuo briaunos ir kol kas tuščia. Briaunos koks mažis. Koks mažis. Mums toks nereikalingas. Velniop. Plačiuk palaidais eilinis. Eilinis gigantas. Velniop. Čia mažiukas tik graibė. Buvo smūgelis. Aš iš jų pakeičiau 3 vietą. Toks vienintelis smūgelis. Pajudinti štai iki dugno. Iki dugno. Matosi netidukas. Vėl varelis. Šydesys įvyko. Baigiu žvejotą ir dabar prisikabinu. Kažkoks jau porą kartų pagraibė. O, vėl. Dar jisai. Ir toks didelis. Jis nepaima. Šitą reikia paleisti irgi prie dugno. Čia čia mažesnis gabalas. Pagraibė, bet ir nepaėmė. O, šitas. Paleidau žemiau. Čia mažesnis gabaliukas. O, šitą šiaip tik pakirtau. Kas čia per žvėris? O, va, aišku, kad per žvėris.
Čia kimba. Paleisim ir šitą. O kad nereikėtų išmestinės tų kepenų gabaliuko, dar uždėjau. Šiek tiek šitoj vietoj. Čia žvejojimo vieta. Šeria matomai. Nemažai čia žuvis susirinkusi. Dėl to ir šitie šamukai. O dabar nuleidau prie dugno. Du nedidelius kabliukus. Tai kabliukai tokie gabaliukai kepenų. Nes prieš tai va čia buvo didelis gabalas, tai nutampė visiškai. O čia ant nedidelio mažiukas paėmė. Pabandysim dar. Pabaigai. Aš jau ant kranto. Mašinai kaitusi. Perkaitusi. Žuvinų valtį. Ką šiandien paplaukiau. Kibo mažiukai. Pusę kibimų realizavau. 4 ištraukiau. Bet jie labai smulkus. Turiu įtarimą, kad didieji dabar neršia, ruošiasi nerštui. Čia tai birželis. Ir matomai porą savaičių reikės palikti šitą užsiėmimą. Ir to ežere bandžiau iš vis nulis, o čia vien mažiukai upėje. Ką? Ir dar vienas dalykas. Kažkaip, kai aš jau gal 4 metus gaudau šimtinai su kepenėlėm ir sliekais, šamų dydis sumažėjo. Pavyksta man kas metais ištraukti dar 2 metrinį, vieną kitą, bet kai aš žvejojau su gyvo žuvele, gyvo masalu, tai šamas būdavo vidurkis turbūt apie 20 kg. Tokie nuo 10 iki 40 kg. O dabar su kitais masalais, su kvakle, tai šamas sumažėjo maždaug vidurkis iki mažiau kaip 10 kg. Tai darykite išvadas. Ačiū, kad žiūrėjot, kolikas.